Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka ir projektas Bibliotekos pažangai gegužės pabaigoje visus kelmiškius ir svečius kvietė rinktis prie bibliotekos. Čia pirmą kartą mūsų mieste vyko programa Interaktyvi biblioteka. Apie šios bibliotekos veiklą pasakoja projekto Bibliotekos pažangai kampanijos Saugus internetas bibliotekose koordinatorė Inga Manelytė. Prie Kelmės viešosios bibliotekos atvykome su projekto pažangai bibliotekų palapinė. Tai yra interaktyvi palapinė, kurioje yra pristatomos naujoviškos bibliotekos paslaugos. Tai visų pirma edukacinė veikla. Ir štai matote žaidimą, interaktyvų žaidimą, kurio metu vaikai ir suaugusiai mokosi arba pasitikrina žinias, kaip saugiai naudotis internetu. Jie pasitikrina tiesiog, ar pakankamai turi įgūdžių ir žinių ir ar gali saugiai naršyti internete. Raudonojoje palapinėje vyksta įvairūs konkursai senioram, vyks konkursas, ką žinai apie Kelmės kraštą, taip pat yra ir vaizdo kampelis, kur galima susipažinti su tiek Kelmės viešosios bibliotekos video medžiaga, tiek susipažinti su įvairiais sėkmės istorijų pavyzdžiais, kaip žmonių gyvenimą pakeitė, pavyzdžiui, internetas. Vaikai iki 12 metų labai aktyviai dalyvavo piešinių konkurse Piešiu svajonių biblioteką. Entuziastingai kelmiškiai kūrė ketureilius apie biblioteką, sukurta tiek daug ir įdomių ketureilių, kad nugalėtojai buvo renkami kas 2 valandos. Visi galėjo naudotis viešą interneto prieigą, keistis knygomis, bendrauti. Interaktyvioje bibliotekoje kelmiškiai visą dieną žaidė, sėmėsi žinių, piešė, linksmai turiningai praleido laiką ir be abejonės laimėjo šaunių prizų.